Devintasis pagal gyventojų skaičių Jonavos miestas auga, keičiasi ir gražėja. Vien 2012 metais Jonavoje buvo įgyvendinamas 81 projektas, kurių vertė daugiau kaip 85 milijonai litų. Tokios didžiulės investicijos džiugina pravažiuojančiuosius išpuoselėtų miesto centrų, kurį puošia šviesos bokštas, fontanai. Kuo patraukli Jonavos rajono savivaldybė? Ji išsiskiria pažangia bendruomenė, užtikrina modernios ekonomikos ir šiuolaikiško kaimo plėtotę, bei žmogui draugišką aplinką, garantuojančią darnų savivaldybės vystymąsi. Rekonstruota daugiau kaip 4000 kvadratinių metrų santarvės aikštė tarsi miesto vizitinė kortelė. Ji išklota betoninėmis trinkelėmis, pagražinta figūrinėmis plytomis, centre Abraomo Kulviečio skulptūra, aikštę puošia fontanas. Sutvarkyta ir Sąjūdžio aikštė. Abi šios miesto erdvės yra miestiečių susitikimo, svarbių miesto renginių ir laisvalaikio praleidimo vieta. Jas jau pamėgo įvairių socialinių grupių miestiečiai, jaunimas, mamos auginančios vaikus, senjorai. Abiejų aikščių rekonstrukcija kainavo daugiau kaip 6 milijonus litų. Per pastaruosius kelis mėnesius neatpažįstamai pasikeitė pats Jonavos miestas. Renovuojami daugiabučiai namai, kurie tarsi prikeliami naujam gyvenimui. Per 7 metus bus atnaujinta 40 namų. Seni daugiabučiai pasikeitė ne tik išoriškai, jiem apšiltinti stogai, pakeisti langai, lauko durys, įstiklinti balkonai. Siekdama protingai ir sumaniai išnaudoti gamtos suteiktą ramybę bei grožį mieste, rajono savivaldybė nutarė sutvarkyti Neries pakrantę, kuri buvo apleista, nors ir mėgstama gyventojų vieta. Dabar čia mažoji Venecija. Gaivi Neries upės vaga neša vandenis pro švarę, naujais augalais apželdintą pakrantę, įrengtus ir apšviestus pėsčiųjų ir dviračių takus, traukia pasėdėti ant naujų suolelių ir grožėtis puikiai atrodančių krantinės reljefų. Projekto vertė 1,6 milijono litų. Vasarą jonaviečiai mielai maudosi netoliese esančiuose išvalytuose 3 tvenkiniuose. Šalia jų suformuotos rekreacinės vietos. Projekto vertė 1,5 milijono litų. Pavyzdinis dviračių takas daugiau kaip 2 milijonų litų vertės projektas įgyvendintas per labai trumpą laiką. Takas ne tik patogus naudotis, bet ir saugus, nes susikertančiom eismo juostom parinktas dangos tipas didinantis eismo dalyvių saugumą. Čia įrengta eismo intensyvumo stebėjimo sistema. Jonaviečiai džiaugiasi atnaujintų Justino Vareikio pagrindinės mokyklos stadionu. Jame įrengta aikštyno vaizdo stebėjimo sistema su 4 vaizdo stebėjimo kameromis, tvora išorinėje bėgimo tako dalyje, varteliai, vartai. Rekonstruota esama drenažo sistema, atnaujinta futbolo aikštės vėja, bėgimo takai, krepšinio aikštelės danga rekonstruota, tinklinio aikštelė, įrengtas teniso kortas. Remonto darbai daugiau kaip 1 milijonas litų. Netrukus bus tvarkomi Ramybės, Taurostos parkai ir Joninių slėnis, pritaikomi šiuolaikiškom gyventojų reikmėm. Atsiras nauji želdynai, sporto zonos, o svarbiausia bus įrengtas takas į autobusų stotį, kurio iki šiol taip trūko miesto gyventojams. Beveik 1,3 milijono litų kainavo investicija į miesto vartus, Jonavos autobusų stotį. Dabar jie atvykusiuosius pasitinka estetišką aplinką jaukia modernia laukiamąja sale, kurioje įrengta kondicionavimo, šildymo sistema, patalpos pritaikytos neįgaliesiems. Privačių namų Juodmenos kvartalas vienija 200 individualių namų sklypų. Ruklos pabėgėlių centras įkurtas prieš 17 metų. Jame randa prieglobstį užsieniečiai priversti dėl įvairių priežasčių palikti savo šalį. Centre jie apgyvendinami, jiems padedama socialiai integruotis. Jonavos rajonas unikalus. Jame beveik 1000 kvadratinių kilometrų plote telpa gražiausios pasaulio sostinės Londonas ir Paryžius, miestas Venecija ir šalis Šveicarija. Jonavos mieste gyvena apie 30 000 gyventojų. Šalia Jonavos rajono driekiasi tarptautinė Via Baltica magistralė, susikerta geležinkelio magistralės iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos.